Mėly draugai, šiame trumpame filmuke aš jums papasakosiu apie Kauno restoraną Indi. Manau, jau pats pavadinimas Indi jums draugai pasufleravo, kad šiame filmuke lietuviškais patiekalais net nekvepės, o visa kalba eis apie indišką virtuvę. Restorano interjeras gražus ir mano nuomonė jis toks alsuojantis namų jaukumu. Ir jau žiūrėdami, manau, supratote, kad skirtingai nei Indijoje, čia valgant sėdėti ant grindų nereikės. Po meniu ilgai nežioplinėjome, nes pastebėję, kaip greit pildosi svečiais restoranas, nenorėdami lik paskutiniai, paskubėjome padaryti užsakymą. Du tą dieną užsakyti mūsų užkandžiai puikiai atspindėjo mintį, kad indiška virtuvė yra pritaikyta vegetarams. Na, o jau pasimėgavę lengvais užkandžiais, pereikime prie sriubų. Nežinau, ar po mano apžvalgos užsukę į Indi restoraną jūs rasite dienos sriubos, bet tomką iš meniu jūs privalote paragauti. Jinai mums labai patiko. O tiems, kuriems kaip ir man patinka valgyti sočiau, rekomenduoju užsakyti ir čia vietoje kepamos duonelės. Mangų kari su milžinišku kiekiu krevečių buvo tos dienos topas. O mėgstantiems plovą turėtų patikti jo indiška versija. Buvo ir dar vienas patiekalas su vištiena, kaip ir mums mėgstantiems sočiau pavalgyti. Pagrindinių indiškų patiekalų neįsivaizduoju be ryžių, tad paskanavome 3 skirtingas čia gaminamas versijas. Buvo dar ir pora tradiciškų indiškų desertų. Tad jei norite trumpam persikelti mintimis į Indiją, rekomenduoju užsukti į restoraną Indi.